Treneri, apie varžovus, kurie jau paaiškėjo prancūzai. Pirmiausia, įsiskiria savo atletizmu. Ir čia daug kas susiveda. Pirmoje eilėje, aišku, kova dėl atšokusių kamuolių. Antroje vietoje jie daug taškų gali padaryti, kaip aš sakau, iš nieko, iš situacijų standartinių žaidimų 1 prieš 1. Šiais metais pasižymi dar gerais tritaškiais. Ir iš tų standartinių situacijų matėm vakar Batumas, ką gali padaryti 8 tritaškiai, sakykime. Taip kad čia jų pagrindiniai tokie dalykai. Ar didelis Lietuvos privalumas, tai kad beveik parą laiko daugiau turi ruoštis? Be abejo. Tas tvarkaraštis, esame ir mes buvę tokioje situacijoje, dabar jie, čia, kaip sudėlioja organizatoriai. Akistata su prancūzais treneriu, galbūt tai dar prideda tokių papildomų emocijų nuo praėjusių? Be abejo, pernai 2 kartus žaidėm. Pagrindinis dalykas kažkaip tai, kad neleist pagauti savo ritmo, nes kai pagauna savo ritmo, kaip pavyzdžiui, tas pats buvo pirmose rungtynėse su serbais, kaip jie žaidė, serbai irgi pirmavo netgi vietomis virš 10 taškų, pagavo ritmą, laimėjo rungtynės. Lygiai tas pats buvo vakar, laimėdami 20 taškų, sakykime, sugebėjo sulyginti rezultatą praktiškai. Taip kad tai bus labai svarbu. Treneri, kaip manot, prancūzai su ketvirtfinaliu su ispanais labai žemo rezultatyvumo rungtynę žaidė, labai gerai gynėsi. Vakar ketvirtam kėliny bėgo, mėtė tritaškius. Buvo skirtingas dalykas. Vakar jie vijosi. Su ispanais jie pirmavo ir stengiasi išlaikyti rezultatą. Kaip manot, be Tony Parkerio šitą komandą tame dar? Jie pasikeitė, jeigu ana komanda su Tony Parkerio priklausė nuo Tony Parkerio, tai šita komanda turi daugiau įvairių žaidėjų ir įvairesnis puolimo planas.